Dabar sulėtėjo kažkaip mano ritmas, bet vasarą tai turbūt į savaitę 2 kartus išbūdavau. O dabar neturiu kada, ryte reikia būti labai darbingas. Aš turiu tokią svajonę, čia pokštas, bet aš iš tikrųjų turiu tokią svajonę, kada nors, kada jau nuo visų telikų, nuo kino ir nuo teatro pavargsiu, jeigu tai bus, aš noriu turėti savo barą, iš tikrųjų. Bet tas baras neturėtų būti kokteilių baras, kuriame ten 100 arba 1000 žmonių. Tai turėtų būti panašus kaip Pragos mažas pabliukas, kuriame viso labo 6 stalai ir aš stoviu už baro ir pažįstu visus, kurie pas mane susirenka. Turbūt sunkiausia yra tokie klientai kaip aš, todėl kad aš iš tikrųjų labai dažnai ateinu prie baro ir sakau, na, okei, padaryk man, ko tu nori. Aš nežinau, nustebink mane. Ir man labai patinka barmenai, kurie arba žino, arba labai gerai apsimeta, kurie sako, ką geri, tu sakai tą ir tą. Okei, padaro, nu, paragauju skanu. Aš manau, kad netgi geras statybininkas labai gerai, kai turi aktorinių sugebėjimų, tai smagiau jam gyventi ir kolegoms smagiau gyventi. Aktorinių sugebėjimų, ką žinau, kam nereikėtų, žinai, turbūt nėra tokios specialybės, kur aktorinis nepadėtų, o barmenui ir to labiau, aišku, kad reikia. Viskas labai tikiuosi arbatinių, dafiga arbatinių, neduok Dieve, neduos, aš jau čia visus ištaškysiu.